Ką, visiems labą dieną. Dar kartelį prasuksime mes regitros egzamino maršrutais ir pažiūrėsim, kaip čia mums viskas gausis ir gal kažką pamatysite naujo. Tai tiek video prifilmuosim, kad paskui visi mokiniai visą miestą žinės atmintinai, kur regitra važinėjęs. Jo, čia į kairę. Senkabą išmenam. Mūsų mokinė Eugenija. Tai su Eugenija pravažinėsim. Biškai dešiniau laikykis, nes paskui neišsuksi ir į kairę poskas. Su antrą pavarą mes čia važiuojam, nereikia jokios pirmos, žiūrime, jeigu nieko nėra, judam po biškį. Jeigu automobilis kažkiek juda, mes jungiam antrą pavarą. Gerai. Ir važiuojam tiesiai. Koją gali nuo sankabos patraukti, nelaikyti. Aikštelė nedaugiau 20. Išvažinėsim iš teritorijos, važiuosime į kairę, o paskui sankryžoje į dešinę, gerai? Gerai. Iškuoti, poskas iškris, dar kartą jungiam. Ir ten pilna automobilių parvažiuoja iš kairės, tai biškai palaukim. Power nepamirš pasikeisti, nes jeigu nepakeisim, uždėsim. Žiūrėk, tą suką nevažiuojam. Kadangi paskui važiuosim į dešinę sankryžą, tai iškart pirmą juostą važiuoju, kad nereikėtų bereikalo, kad nereikėtų kuo mažiau bereikalingų darbų darom. Antrą pavarą stengiamės jau prieš poskus jungti. Gerai. Antrą, ne ketvirtą. Gerai. Ir sankryžą mes į dešinę važiuosim. Primenu, kad ne, už perės puikiai mes telpam. Privažiuosim arčiau. Arčiau. Gerai, čia nieko nėra, ir žiūrėjom, nieko nėra. Beje, priekį, jeigu čia apsisukinėtų, kas nors praleisime, nes žmogus yra pagrindiniam kelyje, mes iš šalutinio važiuojam, ne? Gerai, ir spaudžiam gazą. Ir važiuojam 50. Navigacija čia rodo 70 važiuoti, tai nepamirškit, kad 70 čia nėra tokio greičio. Ir kažkada buvo, kai nebuvo regitros. Visas rajonas važiuoja Klaipėdos čia prie regitros, tai visos rajono mokyklos. Suprantu, aš pilnai gyventojus, pyksta čia visi, bet, yra kaip yra, tenka susitaikyti. Tai va, pakol kas tiesiai važiuojam, primenu pagrindinę taisyklę ir visiems kitiems pasakau, kad jeigu yra nieks nesakoma, mes turime važiuoti visą laiką tiesiai arba pagrindiniu keliu. Tai jeigu, pavyzdžiui, tiesiai galim važiuoti iš antrosiosios, mes turim matyti, kada nereikia mus persirikiuoti ir tada važiuoti tiesiai. Greičių neviršėm, nes važiuoja 53, nedaugiau 50. Mes į dešinę važiuosim. Kaip ir sakiau, 90% jūs atvažiuosite gyvenimo zoną ir ten reikės kažkokią padaryti užduotį. Gerai, antrą pavarą. Svarbu, ant linijų neužlipam, į bordiūrus nevažiuojam ir kai suksi dešinę, kad neišvažiuotum per plačiai, kad kitą eismą neįvažiuotum juostą. Ir aišku, sukarti dešinį labai šaunuolį, kad pažiūrėjai ir neparvažiuoja dviračiai. Labai gerai. Tai va, matėm ženklą, kad gyvenama zona, reiškia gyvenama zona nedaugiau 20, lenkti draudžiama. Žodžiu, čia žmonės prisirenka daug būdų, nes būna dažnai raidoja policija. Ir va, toje vietelėje mes padarysime tai formą sankryžą, prie bordiūro gražiai stosim, gražiai galų įvažiuosim. Poskai rodai, labai atstumas geras, viskas liuks, pasirašiau pavarą. Jeigu reikia, nusileidžiam veidrodėlį paskui, nejungiam, šoną. Jeigu reikia nusileist, kad geriau matytum, jeigu matai, tai viskas ok, žinai. Būtinai per veidrodžius pažiūrėjom, atsisukam atgal, jeigu nieko nėra, per galinį stiklą būtinai atsisuk ir važiuojam. Gyvenamai zonai mes turime kuo daugiau darytis, nes gali atsirasti vaikų, visokių dviračių ir panašiai. Tu užsukai vairą, tai tiesiai bordiūrą, kad stop. Bėda, nenusileidai veidrodėlį, nes nematai, kur važiuoti. Nusileisk veidroduką, netingėk nuleisti. Dar žinau, nuleisk. Ir žiūrėk, ką darai. Nes jeigu veidroduką nenusileidai, paskui turim problemytį. Judam. Išjungiu pipsiką, kad nemašytum mūsų. Dabar daug lengviau važiuoti, ne? Arčiau bordiūro.
negalim nuo bordiūro nutolti toliau negu metras ir jokių būdų negalim mes turėti kontaktą su bordiūru, ne? Tai jeigu mes nors biškį paliečiam, judėk. Jeigu mes nors biškį paliečiam, reiškia egzaminas baigtas. Tiesim yra, nesi bordiūro, kad nepareitum. Ir vėl arčiau. Arčiau bordiūro. Tiesiai išsitiesink. Liuks. Baigiai užduotį, susitvarkam bardaką, veidrodėlį. Ačiū. Ir į kairę išvažiuojam. Įvažiuojam taip, kad netrukdytume automobiliams važiuoti ir jeigu eitų žmonės, kad žmonės praeitų, kad takelį neuždaryti. Na ir išvažiuojam į kairę, pabiškutį einam. Tai vat atrodo užduotis lengva, bet irgi galim labai lengvai susideginti. Turim būtinai žiūrėti, kad nebūtų automobilių, nei prieki, nei galiam. Jeigu jau mes įkišom ten galą jau kažkiek, ne, jau matom, kad tiem automobiliams atvažiuojantiems, kaip šiuo atveju iš priekio matėm, kad mes jau nebetrukdom, tai jau viskas ok, mes darėm užduotį. Ir aišku, nepamirštam, kad dar vis gyvenimo zona, ką dažniausiai visi ir darom. Ok, mes važiuosime į dešinę. Matom, kad gyvenimo zona baigėsi. Galim sucuoti prieš perėją, o paskui privažiuok arčiau, vienas automobilis telpa. Nepamirš pavarą pasikeisti, neužgestų. Jis jau beveik vietų stovi. Na ir dešiniau. Neužsižiūrėk vien į tas mašinas. Ir nepamirštam ir pažiūrėti kelią arčiau ir nepalikim galą ant perėjos. Arčiau privažiuok ir dešiniau žiūrėk. Na ir žiūrim. Kai matysim, kad jau niekam netrukdom, tada važiuosim. Jeigu nematai, geriau nekišk nosies, nes paskui nuneš mus. Pavojingas kelias. Yra buvę, kad į mus įvažiuoja. Tiesiog mokyklinis važiavo tiesiai, vat iš tokios situacijos mašina kai lūpa į šoną, tai pavojinga. Važiuojam. Nieko nebėra, važiuojam, ne? Antrą pavarą. Ir važiuojam. Gazą. Ir nuo 33. Gerai, reguliuojama sankryžai mes apsisuksime. Mums reikia persirikiuoti, ne? Poskis, veidrodėlis, per petį. Labai gerai. Primenu, per petį žiūrėti yra labai svarbu. Ir jeigu per petį per egzaminą nežiūrėsite, nusori patys kalti. Egzaminą, ko gero, neišlaikysite. Nes parodot, kad jūs dar esat nepasirengę egzaminui. Bus labai sudėtingas apsisukimas. Sudėtingas yra tada, kai nežinai, arčiau, per didelį tarpą nepalik. Nereikia pavaros, dar įdėsim tiesiog. Atstumas negali būti didesnis, kad kita mašina netilptų tarp tavęs ir tos priekiai automobilių. Žiūrėk, dabar kai mes apsisukinėsim, turėsi praleisti automobilius tenais, kurie važiuoja į dešinę. Gerai. Ir važiuojam. Gaziuko. Gazą spaudžiam. Antrą pavarą. Gerai. Ir sukam vairą. Sankabą išmėgti. Sukam vairą. Į pirmą jos žiūrė, kad nieko nėra. Į pirmą. Ramiai nepaleis sankabus greit. Ir trečią pavarą. Gerai. Tai vat mums pasisekė nebe automobilių, bet biškai tu nesuvaldai sankabos. Jeigu matai, kad jau tave tempia, jau nebėra kontrolės, tai pirmas dalykas, išmink sankabą, nebebus tempimo tokio. Ir paskui vėl pabiškai kelk, žinai. Tai vat, jeigu taip atleisi, žinai, gali, sakau, užtempti tave tiesiog. Gerai, važiuojam visą laiką tiesiai. Perėjų nieko nėra. Jungiam ketvirtą nuo 5. Nuo 45 nepamirškim jungti ketvirtą pavarą egzamino metu, ne? Ir stengiamės išlaikyti atstumą iki automobilio. Tai koks turi būti atstumas važiuojant? Pusę greičio. Tai jeigu mes važiuojam 50, tarkim 25 metrai reiškia turi būti atstumas. Arba turi visada galvoti, kas būtų, pavyzdžiui, jeigu tas priekio automobilis staigiai mums skirstų ant stabdžių, ne? Kad mes galėtume ir sugebėtume sustoti. Nes jeigu mes jam įvažiuojam, mes esam kalti, nes mes nesilaikėm atstumą. Žmogus priekį važiuojantis, jis negali išlaikyti atstumą tarp savęs ir mūsų, kas yra gale. Jis gali tik nuo priekinio automobilio išlaikyti distanciją. Tai va taip. Pakol kas važiuojam visą laiką tiesiai, paskui tenais kelio pabaigoje bus šviesoforas, mes važiuosime į dešinę. Ir aišku, išlipti savo juostai, kad neplaukite, ant linijų kokių neužlipti, į bordiūrus neįvažiuoti. Dar karts nuo kartą nepamiršti pažiūrėti, kas darosi už mūsų. Čia pažiūri veidrodėlį, viršutinį veidrodėlį pažiūri, šitą dešinį veidrodėlį pažiūri, žinai, kas darosi už tavęs. Gerai.
akceleraciją, tada prieš perėję koją nuo gazo patraukti ir paskui vėl gazuoti. Negazuokim, nes nuo kalno einam. Šiaip labai džiaugiuosi, kad labai daug mokinių žiūri video ir jie, kai žiūri daug video, jie ateina jau labai pasikausti ir realiai naujas vietas surasti jiems yra labai sunku, nes jau daug jau žino. Tai sveikinti. Gerai, mums reikės persirikėti kuo dešiniau, rodyk posūkį dešinę, normaliai rodyk posūkį dešinę, normaliai, išmink sankabą ir į bordiūrą tik nevažiuoju, dešiniau, posūkį išjung, kad nepagalvotų, kad į degalinę važiuoju, antrą pavarą jo ir vėl posūkį jungiam. Matom, kad dega papildoma sekcija, nebedega ir sustojam. Tai va, kai mes persirėkiavom su posūkiu, paskui mes išjungiam, kad nepagalvotų, kad mes važiuojame į degalinę ir paskui po to nusukimo vėl mes posūkį jungiam ir važiuojam. Stovi išminus sankabą, čia gautum klaidelę. Tai kai mes sustojam, pavara turi būti išjungta ir koja turi būti patraukta nuo sankabos. Dabar, kai važiuosim į dešinę, yra greitėjimo juosta, yra privaloma įvažiuoti greitėjimo juostą, ir tada gražiai persirikėti. Varom to gazą, antrą pavarą. Gerai, žmonėm raudonas deganam, varom kuo dešiniau, tai važiuojam ir iškart persirikėti, kol nieko nėra. Labai gerai. Ir tiesiai. Nepamirškit, nesekit kitų automobilių, nes kiti automobiliai važiuoja iškart į antrą juostą ir būna dažnai, kad per egzaminą mokiniai nuseka iš paskos ir tai prisidirba. Niekada nepasitikėkite važiuojančio automobilių priekį, nes jisai gali daryti ten kaip nori. Jūs jeigu jį nukopinsite, jį patys kalti. Turim galvoti, mes patys savo galvą. Negalim pasikliauti kitais. Nes jeigu turi teisės, tai dar nereiškia, kad moka važiuoti žmogus pagal taisyklės. Rimtai, nes yra daug, kur tikrai turi teisės ir nepavažiuoja. Tai atkreipdėmės reikėtų į tai. Gerai, užsidėkime žalis važiuoja. Jeigu mes važiuotume į dešinę ir degtų raudonas, tai mes turėtume pilnai sustoti kaip prie stop ženklo ir galėtume važiuoti tik su sąlyga, jeigu niekam netrukdo. Nepamirškit tą žalią lentelę. Nes irgi dažnai per egzaminus susimauna mokiniai, dega raudonas, yra ta lentelė ir jie varo nesustodami, taip gaudami kritinę klaidą. Matom ženklas 40. Matai? Okay. Gerai, mes visą laiką važiuosime tiesiai. Esame Liepų gatvėje. Na ir matom, mokinė pramiegoja visus ženklus ir važiuojame į dešinę. Rodyk posūkį dešinę, lėtink greitį, antrą pavarą, lėtink antrą, lėčiau per greitį ir sankabą keliam. Taip ir tikėjausi, kad bus, nes daug mokinių čia ir susimauna, tai va tą vietą atsisukit atgal, pasižiūrėkit, nes buvo ženklas, kad buvo tiesiai galim važiuoti tik iš antros juostos, jau trečią. Aš žinau, kad mes čia važiuosim, jau buvau nuspėjęs. Bet jeigu taip atsitiko, kad jūs nespėjot, nekirskit iš tiesinės linijos, važiuokit ten, kur yra galima ir čia būtų tik tais maža klaidelė. Čia nėra kritinė klaida, bet svarbu nepasimesti ir nepaleisti mašinos nevaldomus. Tai va, viskas ok, žinai, važiuojam ten, kur galima ir tik maža klaidelė ir paskui egzaminuot sako toliau, ką daryti. Toliau bus sankryža mes važiuosime į dešinę. Jau laisvai pradėk ramiai ir laikykis šiek tiek dešiniau, nes į dešinę važiuosime. Matom, yra stop ženklas, stop linija, tai pilnai sustojam prie linijos, pilnai, ir pabiškai judam arčiau, nes nieko nematai iš kairės. Judam arčiau. Mes į dešinę važiuodami iš šaltinio kelią, ką turim praleisti? Iš kairės mašinas. Dešiniau laikykis. Dešiniau, važiuojam. Ir žiūrėk, toli ten tą mašiną iš kairės važiuojam. Tai va, iš šalutinio kelio važiuodami į dešinę mes turim praleisti automobilius iš kairės ir pešiosius. Iš šalutinio kelio važiuodami į kairę turėtume praleisti iš kairės, iš dešinės ir iš priekio. Gerai,
mes važiuosime į dešinę. Rodyk posūkį į dešinę. Čia bus greitėjimo juosta, važiuosime kuo dešiniau ir paskui gražiai persirikiuosime. Važiuojam kuo dešiniau. Aišku, pasižiūrim iš kairės, kad nieko nebūtų, nes gali šokti mūsų juostą ir gražiai persirikiuojam. Veidrodėlis per petį. Liuks. Čia važiuosim į dešinę sankryžą. Dešiniau, biškį nenuplaukia į kairę, posūkį rodyk. Power, viskas ok, dar antrą yra ir sukam į dešinę. Gerai. Čia ne per seniausiai, tiesiai visą laiką važiuok, ten paduok. Ne per seniausiai mokinys vienas neišlaikė egzamino. Jisai važiavo su navigacija. Važiuojam, per lėtai važiuojam. Čia negyvenama zona, jum trečią važiuojam. Tai va, žodžiu, jisai važiavo su navigacija, viskas ok, čia važiuoja gražiai, tarara. Ir ten kelio pabaigoje, sako, navigacija važiuosime į kairę. Ir jisai nepamatė vieną labai svarbaus ženklą važiuodamas į kairę. Tai mes privažiuojam ir pažiūrėkim, kokį ženklą jisai nepamatė. Jo. Tai va, čia su navigacija važiuojant, navigacija rodo į kairę varyti, o į kairę važiuoti mes negalim važiuoti, nes yra ženklas tik į dešinę. Tai šitą vietą, jeigu tektų važiuoti su navigacija, būkit dėmesingi, atsiminkite. Jau važiuojam, čia už perės vieną vietą yra, tik ant perės pačios nesustok. Ir dešiniau. Gerai. Ramiai, tiesiai važiuojam, ženklą pažiūrėk, kokį praleidai, ne? Rodyk posūkį ir prašykim, kad kas nors mūsų leistų. Važiuojam, lygiuoks. Leis ankabą, gerai. Ir išjung posūkį. Tai va, šitą vietą mes grįžom atgal. Tęsim mūsų nuplanuotą maršrutą. Tai va, yra tokių vietelių, kur reikėtų tikrai atsiminti. Ir nuo 30 nepamiršiu pavaros. Šitą gatvę tokia, jinai siauroka, daug čia veiksmo visokio ir panašiai. Labai pavojingos yra perėjos, tai reikėtų jas šiek tiek atidžiau žiūrėti. Jeigu perėja sunkiai matosi, prisimažinti tokį greitį, kad jeigu bus žmonės, kad spėtume sustoti be cypimų. Nes jeigu bus žmogus ir mes pravažiuosim, mums gali už tai ir atimti teisės. Čia nesimato. Lėtink greitį, lėtink greitį, lėtink greitį, lėtink greitį. Antrą pavarą. Nes čia per džipą, ne, dabar nesimatėms, o gal ten bus koks vaikas, ne, todėl mes turėjom pasirinkti saugų greitį. Jau, važiuojam, gazą daug pavarą sunginėk ir laikykis dešiniau, apie metrą nuo bordiūro. Nors ir tavo linija ten kažkur yra ten toliau, bet mes vis dar važiuojam apie metrą nuo bordiūro. Tokie maži tašyti akmenukai nėra tokie baisus, tie didesni akmenys biški baisiau. Tai va, irgi perėja labai pavojinga, būna dažnai iš namo, už kampo iššoksta irgi prisimažinė, jau apsižiūri, galvo pasukinėja ir judam. Ir nevažiuokit per egzaminą sustingę tenais, žiūrėti tik vieną tašką, ne, tai biški galvelę pasukinėkim tenais, perės apsidairom, ten aš suprantu, kad mes akimis matom, bet ir pajudikit galvą, pavarą pakeisk. Kai bus arčiau perės, tada vėl primažink, žinai, bet su antrą pavarą visą kelią nevažiuokit. Žiūriu, nieko nėra, viskas ok. Reguliuojamas sankryžą mes į kairę važiuosim, persirikiuok kairiau. Gerai, posūkį išjunk ir kai busim arčiau, vėl posūkį įjunkim. Čia maršrutas nėra pats lengviausias mūsų. Tikrai ganėtinai yra sudėtingas ir jeigu nei karto nėra važiavęs mokinys, tai tikimybė susimauti yra didelė. Gerai, dabar žiūrėk, važiuosim į kairę. Ar matai šviesoforė, ne, yra strėlytė į kairę, ne? Jeigu yra strėlytė tokia į kairę, reiškia tau į kairę važiuojant niekas netrukdys. Nei automobilį iš priekio, nei pėstieji. Jeigu važiuotų iš galo greitoji, stotume kuo dešiniau ir būtinai reikia sustoti, nes jeigu nesustojam, irgi čia negerai. Būna dažnai reidai, važiuoja greitoja, išpaskas policija ir kas nesustoja, tą baudoja. Gerai, matom, kad nieks netrukdo ir važiuojam mes į kairę. Gerai. Toliau bus reguliuojamas
reguliuojama sankryža, mes važiuosime į kairę. Tai va, dega žalias, viskas gerai, neskubėk. Jeigu bus žmonių per perėją, mes turim sustoti vidury sankryžos, suktis negali, žinai, jeigu būtų žmonių per perėją. Ir kai nieko nėra, tada gali važiuoti. Labai svarbus ženklas buvo vienpusis eismas. Gerai, važiuojam. Do gazo, jums trečią. Ir aišku, čia 50 nevažiuokim, nes kelias nėra pats saugiausias, na. Šiek tiek, aišku, geriau kairiau, prie automobilių nelįst, nes maža ką dar sugalvos atbulinių išvažiuoti. Dabar tokia irgi norėčiau atkreipti dėmesį, mes sankryžą važiuosime į kairę ir biškai tokia sudėtingesnė bus sankryža vėl. Jo, lėtink greitį, jo, antrą powerą. Ir žiūrėk ženklas, kad baigėsi vienpusis eismas, ne, prasideda dvipusis. Kadangi mes važiuosime į kairę, dabar reikėtų mums dešiniau, važiuok, judėk, dešiniau, va taip, dešiniau, žiūri iš priekio ar nėra automobilių ir tada gražiai sukam į kairę, neužkabindami ištisinės linijos. Neužkabinai, gerai, liuks. Tai va, taip reikėtų važiuoti šitoj sankryžai į kairę, nes tai vienpusės eismas baigęs, mes negalim prieš eismą dėti ir sukti į kairę. Tai va, turėjom pasitraukti dešiniau ir tada gražiai sukti į kairę. Toliau sankryža. Sankryžai mes važiuosime į kairę. O čia dabar bus reikalų. Iš šaltinio kelio važiuojant į kairę, mes turim praleisti visus. Pradžiai sustok prieš perėją. Prieš perėją. Praleidžiam mergaitę, pasiruošiam powerą pirmą ir važiuosime į priekį, nes mes visiškai nieko nematom. Judam į priekį ir labai ramiai sankabą kelp. Jeigu sankabas nekelsim, automobilis riedės. Paleis stabėlis, kelk sankabą kelp. O tai pabiškai. Labai lėtai. Su sankabam iki, kad ne? Dar į priekį. Dar biškai į priekį. Gerai. Dabar biškai aišku stovi automobilis ant perės ir važiuojam. Ne, nevažiuojam. Bet mes negautume kritinės klaidos dėl to, kad mes buvom sustoję prieš perėją. Ir kai matys, kad nieko nėra, judėk gerai, į priekį irgi žiūrėk, nes iš tenais, jeigu kas nors tiesiai važiuos, irgi turėtume praleisti. Labai pavojinga vieta. Ir aišku, kantrybės, nes eismas didelis. Nu, judam pamiškai, nieko nėra, judam, nieko nesimatome. Liuks. Ir važiuojam. Tai va. Toje situacijoje mes sustojom prieš perėją ir tada pabiškai pradėjom judėti toliau, nes nieko nesimatė. Nes kitaip išvažiuoti yra neįmanoma. Važiuojam tiesiai. Važiuojam. Pavaros junginėjom, važiuojam. Gerai, toliau bus šviesoforas. Mes tame šviesofore arba reguliuojama sankryža, taip sakant, ne, važiuosime į dešinę. Laikykis dešinio. Nereik čia jokių posūkių dar, nes tu tiesiog turi laikytis visą laikį dešinio. Mes niekur nebuvom kitoje juostoje. Geriau rodyk už to nusukimo, žinai. Kai suksi į dešinę, mes galim važiuoti arba dešiniau į autobusų juostą, arba šitoje situacijoje galim iškart važiuoti į antrą juostą, kad nevažiuoti į autobusą. Pažiūrėk, jeigu pamatysi, kad yra galimybė, tai geriau iškart į antrą juostą važiuoti ir paskui nereikės vargti. Bet turim gerai pamatyti, kad nedaug dėjo, kad suktume į dešinę ir ten būtų greitėjimo juosta ir mes šokam į antrą juostą, tada jau mums batai. Gaziukas, powerą ir žiūrim pešiųjų, kad nebūtina ir gražiai į antrą juostą. Ženklą greitio matai, 40. Spaudžiam gazą, spaudžiam. Gerai. Važiuojam. Ir visi ženklai nepamiršk yra tavo. Ne? Tai koks ženklas yra mieste, tai yra tau parodytas ženklas, kad tu žinotum. Kalnelis artėja. Primenu, kad kalnelis greitis iki 20, mažink greitį iki 20, mažink ir ramiai leidžiam sankabam ir antrą powerą, aišku. Jau viskas gerai, pas mus antrą powerą. Gazą. Pravažiavom kalniuką, važiavom toliau powerą keisk. Ir biškai tą perę taip sunkiau matosi per tą furgoną, ne? Tai taip žiūrėkim, kad neatsirastų kas nors. Nieko nėra, ne? Važiuojam.
maršrutas bus toksai vienas iš sunkesnių. Tikrai nelengvas. Ypač tenais, kai Liepų gatvę važiavom, kai pristojom prieš perėjį, tada kilom į Kalniuką dar tenais, nuo ten tai buvo labai sunki sankryža. Kartais važiuoja irgi turė, bet svarbiausia kantrybės ir labai ten sunki vieta, labai. Laukiam. Matom, kad bus vėl 40, nes ant tie 40 galioja iki sankryžos. Dar kokį reikia filmavimo, dar su navigacija pamėginti, kad šnekėtų, kad kas žiūri, kad ne vaizdą rodytų, o grinai, kad šnekėtų. Gerai, važiuojam. Lapų nebeliko ant medžių beveik. Stenkis biškai, kai būsi arčiau kalnelio prisimažinti ir tada antrą parą, kad iš labai labai toli, žinai, to nedaryti. Na ir matom, kad perėjų nieko nėra, ne? Važiuojam. Čia labai pavojinga perėja, nes iš namo kampo gali staigiai iššokti žmogus. Tai prisimažink antrą pavarą ant linijų neužlipti. Ir jeigu nieko nėra, važiuojam. Tai va čia labai pavojinga perėja, nes kad ir nebūtų žmonių, bet prisimažinkit, nes iš namo kampas būna labai dažnai išlenda. Stabdyk. Stabdom. Gerai. Kai aš laikiau teisės visas, ne, tai pats baisiausias dalykas, ko aš labiausiai bijodavau, tai yra mirsintis šviesoforas. Kai tu nežinai, ar dabaigti, ar stabdyti. Tai jeigu mirsi šviesoforas ir mes matom, kad mes turim galimybę stoti, mes turim stoti, kai pradėjom mirsėti. Nepradėkit spausti daugiau gazo, kad prašokti pramirsinti. Tai va, jeigu matom, kad mirksis, stabdom auto. Jeigu mes važiuojam ir jau nebeįmanoma sustoti, tada dabaigiam. Važiuojam. Pats baisiausias mano dalykas buvo mirsintis šviesoforas. Loterija tokia būdavo. Jeigu nenorit papulti tokią situaciją su mirsinčiais šviesoforais, jau čia 50 plits, tada jūs žiūrėkit biškį daugiau į priekį, nes jeigu matot, kad jūs važiuojate ir žalias dega jau ilgai, supraskit, kad amžinai žalias nedegs. Todėl jeigu mes matysim daugiau į priekį, tada mums nereikės susidurti su ta problema. Mes galėsim jau numatyti. Čia autobusų juosta po to tiltų baigsis ir jeigu nieko nebus, persirikiuosim dešiniu. Biškį pristabdėk ir persirikiu dešiniu. Gerai, važiuojam. Pristabdėk ir toliau gazą spaudžiam, žinai, nes nesustokim. Perim trečią pavarą, nes ketvirtą nebetinka. Geriau dešiniau, žinai, persirikiam, nes paskui labai sunku, bus pilna automobilių, dar privažiuos ir bus problemų. Tai geriau, jeigu įmanoma, kuo greičiau persirikiam dešiniau. Ir atkreip dėmesį, kad važiuoja autobusas, ne? Tai yra grėsmė mums per egzaminą, nes gali į stotelį įvažiuoti ir staigiai išvažiuoti, žinai. Nes dabar, pavyzdžiui, nerodo niekas noro lipti, o gal ir rodo, lipsi, dabar šitai tai viskas ok, žinai. Bet šiaip jeigu nėra žmonių, būna, kad sustoja ir staigiai išneria, žinai. Čia neužilgo mums atsiras dar viena juosta, pakol kas dar ne. Kai baigsis tos ištisinės, tada persirikiuosim dešiniau. O dabar persirikiu. Labai gražiai rikiuojasi. Eugenija, jinai puikiai labai žiūri per petį, tai čia yra pagirtina. Ir egzaminą tie, kai mes žiūrim per petį, mes jau parodom aukštą klasę. Na, jau egzaminas mato, kad jau žmogus yra pasikaustęs. Jau, kaip pasakyti, jau pasiruošęs egzaminus stipriai. Gerai, ir mes prieš degalinę į dešinę važiuosim. Per anksti poskrodį, nes gali čia sklairinti. Tai va, lėti greitį, antrą pavarą, antrą jung, periu pavarą, nes man atrodo, kad ketvirtą. Aha, ir leis sankabą gražiai. Aišku, pažiūrėk, kad virčių dar netvarų. Leidžiam sankabą. Gerai, važiuojam.
Čia bus greitėjimo juosta, kuo dešiniau reikės važiuoti ir gražiai persijungti. Jeigu bus automobilį atvažiuojančių iš kairės, tada sustok greitėjimo juostą. Ramiai neskubėdami, judam. Tau nereikia dar žiūrėti automobilių, nusižiūrėti visai. Užmesti akis. O taip. Ir dabar važiuoja. Liuks. Nieko nėra ir važiuojam. Tai va, greitėjimo juosta, kai važiuoji, žinai, išsitiesnai, tada žiūri. Nėra, tada persirikiuoji. Bet anksčiau laiko ten kažkur dar neįvažiavus greitėjimo juostos nesustok, žinai. Na ir visą laiką tiesi. Tai va, labai yra smagu, kai parašo komentarą kažkas, pastebi kažkokią klaidą ar kažkokį klausimą turi, tai visada stengiamės jį atsakyti į klausimus. Dažnai būna, kad mokiniai, pavyzdžiui, mes važinėjam ir daug ką praleidžia, ne? Praleidžia ženklus, praleidžia tą, nes yra stresas, dar reikia daug galvoti, ką jungti, kokią power, kaip ten ką. Nu, žodžiu, daug darbų yra, nes dar nėra to multitaskinimo, tai per video labai gerai mes galim atsisukti, pasikartoti, pasižiūrėti ir panašiai. Per pamoką mes to nepadarysim, mes neatsuksim vaizdo atgal važiuoti to gazo, jau ketvirtą, ir važiuojam. Tai va, tai per video pamokas labai gerai. Ir karts nuo karto pasisukam pažiūrėti per veidrodėlį, per vieną, per viršutinį, per 10, žinai. Apžvelgti biškį, kas darosi ir už mūsų. Kartais turėtų būti įdomu. Mes važiuosime į kairę, bet ne į regitrą. Rikiuokis. Į antrą juostą, kai nieko nebus. Atkreipkite dėmesį, kad mes dar į regitrą nevažiuojam. Tai kai važiuosi į kairę, tai varysim į antrą juostą. Jeigu į regitrą pasakyčiau, tada kai vari į kairę iškart į pirmą galėtum važiuoti. Bet mes tiesiog važiuosime į kairę. Prie bordiūrų nelys kartą. Tas posūkis labai nefainas į kairę yra. Tai irgi daug kimba mokinių. Tenais neturi kantrybės, neišlaukia, žinai, lenda kam nors prieš nosį. Tai kantrybės biškį daugiau. Antrą powerą jo. Ir stengiamės neužlipti ant linijų, nes važiuojant į kairę dažniausiai mokiniai pradeda mestis į dešinę. Tai irgi pavojinga. Gerai, biškį dar į priekį, čia sustoti, čia stop. Ir tenais į antrą juostą važiuosim. Tai aišku, važiuojant, žiūrėk, kad nebūtų žmonių. Pasiruošiam, žiūrim, automobilių kaip ir nėra ir varom. Žmonių nėra, važiuojam. Važiuojam. Čia yra antrą juostą. Varom. O čia poweras junginėjom. Nes biškai norėjai prieš eismą pasivažinėti. Kad įdomiau būtų. Atgal varyti. Jo, važiuojam, to gazo, jau trečią powerą, gerai. Mes padarėm tik tai vieną užduotį, ne? Prie bordiūro dešinėje sustok, rodyk posūkį, išmink sankabą ir gražiai sustok prie bordiūro. Tik ne į bordiūrą, o prie. Milimetrais prie bordiūro nereikia stoti. Gerai, power išjung. Ir darysim čia riboto ploto kiemelį. Tai dabar palaukiam, kol nieko nebus nei iš priekio, nei iš galo. Ir matom, nieko nėra, pasiruošiam, darom užduotį. Nes netempiam gumos, ne? Posūkį į kairę pakeisk. Važiuojam. Svarbiausia neliesti bordiūro, nesukinėti vairą vietoj ir nepamiršti posūkį rodyti. Tai atsimink pagrindinę taisyklę. Pavarą, posūkį į dešinę ir darom užduotį. Tęsim. Važiuojam pabiškai, judam. Labai lėtai važiuojam, o vairą sukam greit. Nežiūrėk kitą mašiną gerai, tu žiūrėk į užduotį. Nes tu stoji vidury kelio, neužsiblokuok. Dar atgal biškai pavažiuok. Nežiūrėk tik į mašiną gerai. Dar atgal pavažiuok biškai. Gerai. Neturiu laiko matyti moteris.
powerą posūkį, pradedam su vairą ir sankabą keliam kojytę, keliam koją, nuo sankabos keliam, nes gali įridėti kalnelį. Gerai, ir važiuojam tiesiai. Gazas, poweras. Jo, tai kai atvažiuoja automobilis, jūs neužsiblokuokite, nes užsižiūrė į automobilį mokinys, ir jisai viskas, jis jau susikausto, išsigąsta. Jei reikia tai varysim, persirikiu iki antrą juostą. Gerai, antrą powerą pasiruošk. Mes esam pagrindiniam kelyje, važiuodami į kairę, žiūrim iš priekio, kad nieko nebūtų. Jeigu nieko nėra, važiuojam. Mums praleisti mašinų iš regitros, kurie išvažinėja, nereikia šiuo atveju, ne? Ir gražiai važiuojam. Nu, grįžom mes į regitrą, ramiai savo juostui, nenuplauk, dešiniau. Važiuojam į dešinę, paskui į kairę, gerai? Tai tave veda į antrą juostą, taip ir važiuojam į antrą juostą. Gerai, ir į kairę posūkis. Jeigu bandytum iš dešinio krašto sukti į kairę dešinės, jau kritinį klaidą gautum. Tai va, žodžiu, pravažiavom egzaminuką, trukom mes 35 minutės, mūsų klausimais gautos čia kažkur apie 40 minučių. Tai ganėtinai labai sudėtingas maršrutas ir parašykit savo nuomonę, ar lengvas, ar sunkus jums atrodė. Ir geros dienos.